Aš nežinau, ar reformacija sukvietė mus visus šiandien į šitą renginį, ar profesorė sukvietė į šitą jubiliejų. Jubiliejai yra net keli. Daugiau išradai tų. Taip, keli jubiliejai. 500 metų reformacijai. Taip jau nutiko, kad 2017 Lietuvos reformacijos ir kultūros draugijos iniciatyva ir gera Lietuvos Respublikos Seimo valia šitie metai paskelbti reformacijos metais. Ir profesorė Dainora Pociūtė, kuri daug metų darbuojasi reformacijos laukuose, aš apskritai vadinčiau reformacijos sielos metraštininkė, nes jos visi darbai, pradedant teologinių tekstų publikavimu, moksliniai straipsniai, iškilios monografijos, ryškiausių reformacijos asmenybių atodangos, liudija tikrai tai, ką aš ką tik pasakiau. Bet taip jau nutiko laike, kuris labai greitai bėga, kad profesorė Dainora Pociūtė kažkaip pasitiko ir dar vieną savo nedidelį jubiliejų, tai 25 metų jubiliejų, plus 25 metai mokslinio darbo patirties. Ir labai gražu, kad šitą vakarą, jis toks trejybinis vakaras. Profesorė mums dovanoja faktiškai kartu su savo Vilniaus gimtuoju universitetu 3 akademinius produktus. Tai yra nuostabi graži paroda, kuri yra šitoje salėje, kurioje yra, apie kurią jūs dar išgirsite ir kurią, manau, tikrai dar pasižiūrėsite. Tai yra puikiai išleista profesorės Dainoros Pociūtės darbų bibliografija nuo pačios mokslinės veiklos pradžios iki reformacijos metų 2017. Na ir be abejo, kaip jos dovana šitiems reformacijos metams, jos mokslinės produkcijos vainikas, tai yra naujoji jos monografija, ties kurie ir norėsi šiandien daugiau apsistoti. Taigi mūsų šio vakaro pristatau diskusijos dalyvius, kurie padės mums į šitą knygą pažvelgti istoriko akimis, filosofo akimis, literatūrologo, kultūros istoriko akimis, įvairiais pjūviais, nes knyga nepaprastai spalvinga visais kontekstais. Akademikas profesorius Rimvydas Petrauskas, profesorius Arūnas Sverdiolas, daktaras Darius Kuolys. Bet pradžioj, kol šitie mūsų garbūs akademikai bandys prakalbinti tekstus, puslapis šitos knygos, aš norėčiau užduoti keletą pradinių klausimų pačiai knygos kaltininkai, profesoriai Dainorai. Porą tokių mėgėjiškų, analfabetiškų klausimų, kaip eilinis skaitytojas paėmęs knygą į rankas. Kodėl tokia įdomi knygos viršelio spalva raudona knyga? Ir kągi reiškia knygos pavadinimas? Kas ta nematoma tikrovė ir kas ta šviesa, apie kurią čia kalbama šitoje knygoje? Ačiū Deimantui už pristatymą, už klausimus, kurie yra, žinoma, labai platus. Na, visų pirma, esu kaltininkė, tikrai ir jaučiuosi kalta. Čia visi mane šiandien vadina vakaro kaltininkę, jaučiuosi kalta, bet ir jaučiuosi labai dėkinga visų pirma visiems čia susirinkusiems ir noriu dar nesykį tai pasakyti. Ir vis dėlto man smagu šitam vakare kalbėti plačiau apie reformacijos tyrimus, apie reformacijos reikšmę Lietuvai ir Europai. Deimantas pradėjo nuo tokių klausimų, kurie yra tikrai labai simboliniai klausimai. Jeigu kalbėsime apie spalvą, kadangi su leidykla mes bendravome su leidykla ir su leidyklos direktoriumi, kuris, matau, ten kukliai stovi, dar kažką studijuoja ir skaito, tai jie manęs patys klausia, tai kokios spalvos jūs norite? Sakau, tokios spalvos kaip Budno Biblijos antraštiniai įvairūs tokie papuošimai. Tai yra tokia ryški renesansinė raudona spalva. Ir man atrodo, kad ji tinka ir renesansui, ir reformacijai, ir bet kokiai religinės minties istorijos simbolikai išreikšti. Iš tiesų, tai yra, kalbant apie reformaciją ir apie tai, kokia jos yra kilmė Lietuvoje, pradžia Lietuvoje,
Aš ir šiandieną mąsčiau ir parašiusi knygą mąstau ir dalyvaudama įvairiose užsienio konferencijose, kurių šiemet yra labai daug skirta reformacijai Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, kitose šalyse, kurios bando įvertinti reformacijos tinklo, reformacijos tinklaveikos, reformacijos įvairiose šalyse santykius ir vertę. Tai visą laiką vis tiek tenka atsigręžti į Lietuvos reformaciją, kuri, dar kartą turiu pasakyti tai, ką ir pabrėžiau, šiaip ar taip pasaulyje yra vertinama labai aukštai. Lietuvos ir Lenkijos kartu paėmus reformacija yra laikoma tokiu, tikrai išskirtiniu reiškiniu Europos mastu, išskirtiniu, savitu, spalvingu ir, mažai šalių gali lyginti su Lietuva, Lenkija, Transilvanija, ypač tų vidurio Europos šalių, išskyrus tas didžiasias šalis kaip Vokietija, Šveicarija, vedančiasias reformacijos šalis, su savo įnašu į reformacijos istoriją. Ir kodėl taip yra? Kodėl Lietuva, tokia dar 16 amžiaus pradžioje, mažai žinoma vakarams šalis, mažai pažįstama, nežinoma žemė, šiaip ar taip dar barbarų kraštas be universitetų, be kolegijų, be vidurinių mokyklų, jau įžengia į tą europinį intelektualios minties diskursą. Iš tikrųjų, keistos yra Lietuvos reformacijos šaknis, todėl kad jeigu žiūrėsime Europos reformaciją, ten ji turi daug tokių pro-reformacinių impulsų, šaknų, kilmės. Viena vertus, daug kas sieja reformaciją su viduramžių vienuolynų veikla ir atsinaujinimu, ta devocio moderna tradicija, kuri gimsta vienuolynuose 15 amžiuje ir jau bando kritikuoti viduramžių tradiciją. Kita vertus, aiškiai matoma universitetų įtaka, universitetinės racionaliosios, humanistinės, intelektualios minties įtaka. Ir taip reformacija suformuoja vakaruose būtent tas savo pirmines idėjas iš vienuolynų ir iš universitetų. Lietuvoje mes neturime nei vienuolynų tradicijos gilios su savo intelektualia mintimi ar raštyje iki reformacijos, nei universitetų. Ir mano supratimu, Lietuvos reformacijos ištakos yra tokios labai asmenybinės. Tai atskirų pavienių asmenybių veikla, kuri buvo tokia, toks iššūkis didelis, toks reikšmingas fenomenas, kad jis, paskui pavienių tų asmenų veiklą galima jau vadinti judėjimu, reformacijos judėjimu, reformacijos pačiu fenomenu. Tai man atrodo, kad niekur taip ryškiai su asmenybėmis reformacijos kilmė nėra susijusi kaip Lietuvoje. Kitaip tariant, ne iš vienuolynų, ne iš universitetų tradicijos, bet iš kažkokių pavienių žmonių beprotiškų pastangų, kurie pasiekė, pavyzdžiui, vienas po kito vakarų universitetus po truputėlį ir visų pirma dviejų šalių universitetus, tai Vokietijos ir Italijos. Tai be jokios abejonės dvi yra mums svarbios srovės, Vokietija ir Italija, per kurias ateina ta reformacinė, intelektualioji, sakytume, protestantiškoji, evangeliškoji, įvairiai ją galime vadinti, mintis. Tai dėl to ir aš pasirinkau šitą tokį aspektą ir tą pavadinimą, būtent ir tą tokią struktūrą knygos, bandyti parodyti tų asmenybių tokį viena vertus vienišumą, jie tokie vieni savo, kita vertus jų ryšius vis dėlto su vakarais, su vakarų reformacijos tradicija. Tai, kaip jie ją inkorporuoja ir kaip jie čia ją aktualizuoja būtent Lietuvoje. Tai tos asmenybės, jos visos yra labai nevienodos. Vienos yra parašytos po vieną kūrinį, kiti yra išskirtiniai, kaip Budnas ar Volanas, tai yra didelės filosofinės, intelektualios minties ir galios žmonės. Ir
ne visų jų dar mes šiandien ir žinome ištakas ir šaknis. Pavyzdžiui, mes nežinome, kur Simonas Budnas unikalus ir dar Europoje tikrai neįvertintas religinis mąstytojas. Jis prilygsta ar pranoksta daugelį tokių net ir vakarų mąstytojų ir bandė jis ieškoti labai aiškiai kontaktų su vakarų mąstytojais, bet jis buvo, žinote, jis gyveno tokiose izoliuotose dabartinės Baltarusijos teritorijos provincijose, paraštėse, sakytume, visuomenės, bet sukūrė tokius veikalus, kurių ir Europoje pavyzdžių, nėra. Tai faktiškai Biblijos kritikos pradininkas yra visoje vidurio ir rytų Europoje. Ir jo Biblijos leidimas su komentarais, tai yra kol kas, neįvertintas kaip religinės minties pasiekimas, nes jį reikėtų iš tikrųjų dar reikia labai daug tyrimų, kad visą tą antitrinitorių mintį kaip nors mes sulygintume, atrastume bendruosius tos visus kontekstus ir dar galėtume padaryti galutinės išvadas. Todėl to knyga yra tik tais jokių būdų ne kažkokie tai apibendrinimai dideli, ne išvados, bet tokie bandymai pateikti tų asmenybių portretus. Ir prie antrojo Deimanto klausimo sustojant, tai pasirinkau tą tokią paantraštę biblinę nematomos tikrovės šviesa, tai yra paantraštė iš Evangelijos laiškų. Ir manau, kad ji tiksliai atspindi to meto tokias reformacijos veikėjų nuotaikas ir būtent evangelikų nuotaikos, kurie ir siekius, ir idėjas, kurie siekė įrodyti, atrasti, aktualizuoti tą krikščioniškąją tikrovę, krikščioniškąją mintį, krikščioniškąjį mokymą, kurio iš tikrųjų mūsų visuomenėje 16 amžiaus viduryje, turime pripažinti, dar nebuvo. Arba jis buvo toks plonytis sluoksnis, toks nedidelis sluoksnis, bet jie tai siekia aktualizuoti plačiu tokiu visuomeniniu mastu. Ir visi tie žmonės, siekia pakeisti visuomenę tokiu būdu. Tai jų buvo didelė ne tik tokia religinė, intelektualinė misija, bet ir socialinė misija. Todėl mano knygos tas pavadinimas yra ir religinis, ir sykiu, iškeliantis asmenybių vietą Lietuvos reformacijos istorijoje. Ačiū labai. Iš tiesų, Irma Dainora užsiminė apie savo knygos konstrukciją. Ir norėčiau paklausti gerbimo profesoriaus Rimvydo Petrausko, nematoma tikrovė. Istorikai turbūt visuomet sutiks, kad didžioji dalis istorijos visuomet liksta nematoma tikrovė, kurią sunku rekonstruoti. Ir profesoriaus pasirinktas knygos konstravimo metodas yra labai toksai įdomus. Iš vienos pusės tai tarsi bandymas naudoti personalinės istorijos instrumentarijų, atskirų asmenybių rekonstrukciją, bet iš kitos pusės iš tų visų 8 asmenybių, kurios pristatytos knygoje, tarsi piešėsi savotiškas kolektyvinis, sakytume, protestantiškojo teologinio elito Lietuvoje portretas. Tai ar toks pasirinktas jūsų manimų profesorės rašymo rekonstrukcijos kelias, ar jis atsiperka skaitant tą knygą ir ar tai galbūt nėra pirmas lietuvių istoriografijai toks, sakyčiau, akademiškai ekumeninis sugebėjimas atrasti sąsajas tarp to prozopografinio kolektyvinės biografijos metodo ir asmenybių istorijos, personalinės istorijos. Išimti, patogiau. Labadiena, aš nežinau, čia visi mes vakarų vadiname, bet vasarai turbūt dar galima pasveikintis. Labadiena, susirinkę iš tiesų, skaitydama šitą knygą, taip pat nežinodamas, kad Daivydį dažnai manęs paklaus, bet akivaizdu, kad žmonės yra šios knygos centre. Du dalykai, gal aš bendriau pasakysiu, kas šitoje knygoje man labiausiai patinka, tai yra viena vertus, kad pirmą kartą mes reformacijos istoriją skaitome kaip žmonių, kurie iš esmės kūrė šitą reformaciją, Lietuvoje istoriją. Ir ne vien didžių žmonių, tos 8 iš tiesų, tai yra 8 esminiai žmonės, apie kuriuos čia kalbame.
aišku, Abraomas Kulvietis, ir Napoleonas, ir Radvila Juodasis, bet yra daugybė tų žmonių už jų. Jie taip pat yra, jie taip yra, galima tame sąraše po to surasti asmenvardžių rodiklėje, bet tie visi net ne lietuviai, šveicarai, vokiečiai, anglai, tie asociiniai, kurių pasirodo neįmanoma suskaičiuoti, kaip tenai buvo, nežinau, kaip ten Dainora tarp jų nepasimetė, Vergėjus ir visi kiti vardai, kurios kažkur esame kažkada girdėję, kažkur žinojo, bet taip juos susijęti tokiame paveiksle Lietuvos reformacijos, iš tiesų taip sklandžiai papasakoti, tai tikrai yra vienas svarbiausių šitos knygos pasiekimų ir iš to seka antras dalykas susijęs su tuo, būtent su tais asmenimis, jie ir lietuviai, užsieniečiai. Tai yra galbūt pirmą kartą taip ryškiai parodytas europinis Lietuvos reformacijos, ta europinė Lietuvos reformacijos dimensija, kokiais keliais reformacijos idėjos Lietuvoje. Ir vėl, ne vien tik didėjai, bet čia tik irgi labai svarbu. Čia, kalbant, ta lituanistinė gerąją žodžių prasme, su lituanistinimas tokių žmonių kaip Liuteris, Melanchtonas, kuris rašo laišką, pasirodo, Groškartų ir Mykolo Radvilą Jaudajame ir taip toliau, rūpindamasis Kulviečių, bet žinodamas, šiek tiek yra apie Albertą Goštaudą ir taip toliau, Foksas, Bullingeris ir taip toliau. Šitie didieji žmonės, pasirodo, labai glaudžiai yra susiję su Lietuvos reformacija, tikrai labai neblogai informuoti, kas čia vyksta. Ir tada vis dėlto aš vis tiek norėčiau dar pakalbėti ir apie šiek tiek ir apie metodą, kurį čia Dainora, galbūt net metodą tikrai ne taip moksliškai, bet tą prieigą. Man labai patinka, kad Dainora sugeba suderinti vieną vertus labai tokį stiprų konceptualų apibendrinimą, nors čia dabar kukliai sako, kad man čia nesakė apibendrinimo, bet mes iš pačios kalbos jau girdėjom, kiek čia apibendrintų tezių buvo pasakyta. Užtenka prisiminti ir dėl to aš negalėčiau apskritai šitos knygos vertinti, neprisimindamas ankstesnių dviejų. Tų knygų yra daugiau, bet visų pirma dviejų Dainoros knygų, tai Maištininkų katedros ir Abraomo Kulviečio šaltinių leidinio. Tai iš ten ateinančių čia vėlgi plėtojimų tų idėjų, pradedant nuo Abraomo Kulviečio kaip pirmo tokio sąžinės disidento, jau paskleista šitą idėją ir tikrai atrodo įtikino daug, plėtojamas šitas dalykas iki visų tų grinai iš asmeninės, personalinės prieigos, sekančių atrandamų ryšių, kurie iš nematomų tampa tą matomą tikrovę. Ir antras dalykas, bet su to susijęs, viena vertus tai konceptualūs apibendrinimai, bet kita vertus yra, čia tikrai leisiu savo atsiversti, dėl to tai greit padarysiu, tai yra istoristinis gerąją to žodžio prasme šitą knygą. Jinai parodo, jinai patikrina daugybę tezių ir labai sklandžiai aprašo, kurios čia buvo įsitvirtinos Lietuvos istoriografijai ir pradedant vėlgi Abraomo Kulviečio mokyklą, baigiant studijų ir taip toliau. Man, pavyzdžiui, asmeniškai įdomiausia vieta, nors čia visiškai mano grinai asmeninis pasirinkimas, tai yra jos Sienos universiteto tą diplomo, tas atradimas, pažiūrėkite. Ir tada iš karto, bet ne vien dėl to paties fakto daikto, bet kaip parodo Kulviečio ieškojimą ir tą mūsų visą sąlyginumą tų reformacijos kategorijų. Abraomas Kulvietis 40 metais, kaip mes jau visi žinom, kad jau čia reformacijos mokykla buvo Vilniuje padaręs. 40 metais katalikiškoje aplinkoje Sienoje yra vis dar, jis nežino, kad jis dar reformatas, jam dar niekas istorikai jokie nėra paaiškinama, kad jis yra tikrai reformatas. Jis rašo knygą, kuriame tokiais labai rimtais, jo akimis, aišku, temomis rašo, jo kanoninės teisės tezių pavadinimas yra Bažnyčios turtas neauginami plaukinių barzdos. Jis kalba apie tokią temą. Civilinės teisės jis kalba apie bajorio karo, testamento tematiką. Ir kartu, taip žvelgdami, tai, kas rūpėjo tuo metu, Kulviečiui rūpėjo ne vien tai, bet ir kitų dalykų. Mes matome tą pasirinkimo Kulviečio, šiuo atveju Kulviečio pasirinkimo kelią, sudėtingumą, tą reformacijos gimimą šitoje 40 metų situacijų. Tai ir šitoje knygoje daugiau yra dalykų, tai yra tokių savaime nesuprantamų, tai kas anksčiau buvo savaime suprantama, tarsi iš vadovėlių, iš knygos į knygą keliavusių tezių, patikrinimas ir jų rekonstravimas nuo tikrai gilių istorinių požiūrių, apie reformacijos kolaboratyvų. Taip lengvai mes juos vadiname liuteronas, kalvinistas, antitrinitorius, ten viskas buvo daug sudėtingiau ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, kas yra labai svarbu ir tikrai
tikrai norisi tą dalyką čia ir iš to auditorijų pabrėžti. Tai vėlgi prisimenant ir tos ankstesnius tyrimus, čia yra labai geras pavyzdys šitos knygos. Knyga, kuri gimė iš knyga, kuri šiaip skirta platesniam skaityti, tiek akademiniam platesniam, mums, tačiau apskritai platesniam, besidominčiam Lietuvos istorija, kultūra ir literatūra skaityti religiją, skaitytojui. Tai yra, kaip iš analitinių tyrimų gimsta toks platesnis apibendrinimas. Ir šitą knygą dar kartą įtikino mane, kad mes turbūt vis dėlto esame, kartais pajudėję pernelyg toli, bandydami atskirti grynąjį mokslą, mokslo populiarinimą, vis dėlto čia yra tas tikrasis mokslas šitoje knygoje. Tai gal atsakiau per daug negu klausimų, bet Labai gerai. Labai ačiū. Iš tikrųjų, abu profesoriai Dainora ir Rimvydas pabrėžė tą asmenybių istorijos pjūvį. Iš tikrųjų, šitoje knygoje jau buvo minėta, yra rašoma 8 reformacijos asmenybių portretai. Suprantama, kad Abraomas Kulvietis ir Mikalojus Radvila Juodasis čia turėjo patekti į šitą sąrašą. Bet kasgi yra kitos asmenybės, jas būtų galima ir neminėti vien dėl to, kad jūs įsigytumėte tą knygą. O reformacijos metais neturėti tokios knygos savo asmeninėje bibliotekai, manyčiau, yra absoliuti nuodėmė. Bet suintrigavimui šitoje knygoje yra labai daug naujų dalykų. Vien tokie 2 portretai, kaip pirmas evangelikų reformatų superintendentas Simonas Zacijus, arba išvis beprecedentinis atvejis Lietuvos teologinės minties istorijoje, katalikų vyskupo Mikalojaus Patso, kuris konvertavo į protestantišką tikėjimą atvejai. Tai ta knyga yra nepaprastai spalvingos teologinės minties istorija. Bet ne tik asmenybės šitos knygos yra spalvos. Asmenybės ir idėjos vadinasi knyga. Ir norėčiau gerbiamo profesoriaus Arūno Sverdiolo paklausti. Kažkada skaičiau profesoriaus parašytą recenziją, profesorės Dainoros išleistai Abraomo Kulviečio tekstų publikacijai, savo recenziją pavadino Išpažinta tapatybė. Aišku, kai skaitai Kulviečio tekstą Karalieniai Bonai, akivaizdu, tai tikėjimo išpažinimas ten labai aišku. O kaip jums pasirodė šitų visų 8 asmenybių kontekste, ar apie visus juos būtų galima kalbėti, nes jie visi paliko savo teologinius tekstus, vieni daugiau, kiti mažiau. Galbūt dar labiau sustiprėjo tas išpažintos protestantiškos tapatybės diskursas, kai juos visus paėmė į visumą, ar vis tik taip nėra? Nežinojau, kad klausinėsit, galvoju, kad galėsiu dar savo ir viskas. Bet trumpai sakant, tai taip, sustiprėjo ir labai smarkiai. Dabar kokio tipo čia yra išpažinimai, čia yra tokie raštiški išpažinimai, raštiški tikėjimo išpažinimai, kurie be abejo siejasi su to knygos pavadinimu nematoma tikrovė, kuri vis dėlto turi būti padaryta matoma. Tai žodis yra būdas padaryti tai, kas nematoma matomu taip pat, šitoje plotmėje taip pat. Bet vis tiek aš norėčiau pasakyti tos kelis dalykus, jei leisit, kas man atėjo į galvą skaitant šitą knygą. Tai jau pasisakė istorikai, kas ir dar pasisakys istorikai, bet istorikai rašo pasakojimus apie istorinį visuomenės gyvenimą, remdamiesi liudijimais, kuriuos pavyksta rasti ir ieškodami naujų ir visą laiką perrašydami ankstesnius pasakojimus. Ir tai akivaizdžiausia turbūt yra politinė istorija, bet reiškiasi taip pat ir religijos istorijoje. Apie ją čia reikia kalbėti dabar pasirodžius šitai knygai. Tai vadinasi, kas čia galėtų būti? Institucijų istorija, tai bažnyčių, parapijų tinklo ar administracijos formavimasis ir dar galėtumėm rasti panašių tokių siužetų istorikui specifinių. Galėtų būti įvykių istorija, veiksmų, šiuo atveju Dainora pabrėžė individo veiksmą ir aš visiškai sutinku, tas įspūdingiausias dalykas čia yra minčių kilmė iš tokio pavienio žmogaus be institucijos ir be tradicijos, galima sakyti. Tas tikrai labai imponuoja. Bet tai čia galėtų būti ir kiti veiksmai, forumai, suvažiavimai, polemikos, knygos
artefaktai. Visą tai turi nustatyti istorikas, nustatyti tai, kas įvyko, kas buvo. Bet jeigu kalbame apie tai, ką vokiečiai XIX amžiuje pavadino dvasios istorija, o dabar tai vadinama labai įvairiai, arba kultūros, arba idėjų, ar problemų, ar mentaliteto istorija, ar dar kaip nors kitaip, tai čia iškyla į pirmą planą kitokio pobūdžio uždaviniai. Tai čia pirmiausia turime tekstus ir kitus kūrinius, kurie nėra tik tai medžiaga tam, kad nustatytume faktus, bet yra šaltiniai tokia istorija, kuri turi reikalą su įvairialypėm prasmėm. Ir nors čia taip pat reikalinga ta istorija pirmąją prasme, apie kurią kalbėjau, bet jinai vis tiek yra pagalbinė, o čia byloja patys tekstai ir kiti kūriniai taip pat, ir byloja ir jie prašosi suprantami. Taip, kad intensyviai tirti tekstus, juos analizuoti ir interpretuoti jų turinį yra visų pirma jau literato tokia plačia, galbūt ir renesansinė prasme, vadinasi, profesionalaus teksto skaitytojo uždavinys. Literatą taip apibūdinčiau. Vadinasi, savo ruožtų literatūrą suprantant labai plačiai, kaip raštyrė, bet koks tekstas. Na ir toks yra šitas darbas, skiriant protestantizmą, nes tai yra tikėjimo tekstinės raiškos, tekstinio išpažinimo istorija. Ir kągi, jei kalbama apie lietuvių kultūrą, tai reikia turėti omenyje, kad jinai nesutampa su Lietuvos kultūros istorija. Jeigu norime, kad Lietuvos kultūros istorija taptų lietuvių istorija, tai dar reikia išversti tuos tekstus ir padaryti juos paskaitomais. Ne, čia nėra toks paprastas savaime suprantamas uždavinys, bet yra tokio esminio pobūdžio uždavinys. Susigrąžinti arba padaryti savą istoriją, kuri paprasčiausiai matosi, kad yra neprieinama tą pačią kalbą, kurią tu kalbi, kuri tau yra gimtoji. Tai va šitas dėl to, sakykime, publikacijų istorija arba komentarų istorija čia pasidaro esminis dalykas, o ne tiesiog toks techninis uždavinys išsiversti ir panašiai. Tai jau maištininkų katedrose buvo akivaizdu, kad būtina turėti Abraomo Kulviečio išpažinimą ir tikėjimo išpažinimą, ir visai neatsitiktinai jis lygiagrečiai pasirodė. Ir taip pat buvo visiškai aiškus įspūdis, kad reikia ir Radvilo Juodojo laiškus protestantizmo korifėjams išleisti, ir po šitos naujosios knygos tai dar aiškiau matosi, nes čia tam skirta daugiau yra dėmesio. Ir taip pat eilė kitų iškyla tokio pobūdžio uždavinių, kaip, sakykime, Luigi Lipomano korespondencija akivaizdžiai prašosi. Ir paskui kiti išpažinimai, kurie taip pat šitoje knygoje paliečiami, vieni daugiau, kiti mažiau svarstomi. Sakyčiau, ta forma, apie kurią čia buvo jau užsiminta, kuri pasirinkta tokie 8 portretai ir paskui problematika, kuri aplink asmenys klostosi, jinai yra labai vykusi ir su ta visų pirma asmeninė kilmė protestantizmo jinai labai gelmiškai siejasi. Bet dabar, kai jau yra sudėliota šitą tokia istorija, gerokai detalizuotas vaizdas, tai išryškėja taip pat ir tolimesnė tyrimo perspektyva. Tai yra tokia imanentinė tų tekstų analizė, jos gilinimas, kuriam turbūt negali būti iš visų jokios pabaigos. Tai jeigu kalbama apie protestantizmo pradžią, tai ta protestantiška krikščionio tapatybė kaip Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje atsiranda perskirti nuo katalikiškos tapatybės, kuri laikoma vienu ar kitu atžvilgiu ydinga, ir tada atsiranda skirtis.
tas arba kitas dalykas yra netvarkoje ir tada reikia pataisyti. Ne? Bet čia reikia turėti omeny, kad čia jau kartu suponuojamas ir savaime suprantamas artimumas ir tas ne visada matosi, nes polemikoje niekada artumas nėra pabrėžiamas, ne visada skirtis pabrėžiamas. Bet juk ne vienas protestantas nesigretino, pavyzdžiui, su budizmu ir net neturėjo jo omenyje, gal tikriausiai nežinau. Tuo tarpu oponentas turimas omenyje tai yra tai, kas artimiausia. Ir faktiškai, kai kalbam apie Abraomą Kulvietį ar kitus, kurie ypač maištininkų katedrose pasirodė, tai reikia turėti galvoj, kad jie norėjo tiesiog reformuoti katalikų bažnyčią, buvo jos reformatoriai, o ne reformatai. Labai plonas dalykas, ne, kitos bažnyčios nebuvo, reikėjo reformuoti tą, kuri buvo. Tai, kad vėliau tai jie atsiskyrė, priklauso ne tik nuo jų pačių pastangų, bet taip pat ir nuo to, kad jie buvo atstumti, kad jie buvo kaltinami erezija ir atstumti nuo bažnyčios. Taip, kad šitą artimumo, tolimumo, tą dialektiką, jinai čia prasideda pradžioje su katalikybė, o paskui labai greitai, ir tai yra tikrai įdomu ir knygoje įspūdingai atrodo, labai greitai pereina į vidinius ginčus, į ortodoksijos, heterodoksijos priešpriešą ir polemiką paties protestantizmo viduje. Ir tada savo tapatybę tikintysis asmuo pradeda apibrėžti per šitas vidinės skirtis. Tai, žinoma, čia vadinamoji dialektinė logika, ar ne? Kiekvienas variantas išryškėja invarianto fone, ne kitaip. Skirtis išryškėja vienybės fone. Tai čia išryškėja skirtumai nuo vakarų Europos protestantizmo, tie sovietumai, kurie būdingi ir pasimato LDK, bet vadinasi, gal aš nebekalbėsiu apie tai, kokie jie yra, bet tęsiant tokio pobūdžio darbą, aišku, tai ne vienam žmogui uždavinys, turėtų atsirasti tokia daugiausia pirminiais tekstais paremta LDK religinio mąstymo istorija. Tai yra teologijos, ar gal reikėtų daugiskaitiškai kalbėti, skirtingų teologijų, konfesijų ir denominacijų teologijų istorija. Suprasta ne tik istoriškai, bet ir logiškai. Tai yra kaip išplaukianti iš esmės, iš teorinio ir moralinio svarstymo būtinybės, mąstymo būtinybės. Tai šitos teologijos pagrindas savo ruožtu yra latentinė ir implikuojama filosofija. Todėl, kad jeigu paimtumėm tokį, iš pažiūros tokį labai specialų klausimą kaip Eucharistija, tai jis remiasi visiškai aiškiais filosofiniais pagrindais, vadinamuoju filosofiniu realizmu viduramžišku arba bendrų idėjų realumo samprata. Šiaip jau tai yra stebuklinis virsmas Eucharistija, tokia beribė metamorfozė, aprašyta Ovidijaus, bet jinai puikiai žinoma mitinėje sąmonėje ir išlieka stebuklinėse pasakose, kai bet koks buvinys gali virsti bet kokiu kitu, ar ne? Tai būtų beribė metamorfozė, bet kad katalikiškos teologijos tradicijoje jinai vadinama substanciniu virsmu, vadinasi, virsta substancija viena, substancija virsta kita. Vis tiek stebuklas lieka ir racionalumas tame lieka, jokios abejonės, ir tai skatina mintį, bet realizmas
užsispyręs realiai tą suvokia, o protestantai pradeda suvokti kaip ženklinį dalyką. Čia labai svarbus naujųjų laikų filosofijos žingsnis nuo daikto prie ženklo, kurį aptinkame visur kur. Ir gaila, kad filosofijos istorikai, Lietuvos filosofijos istorikai tokius dalykus neatkreipia dėmesį ir nekreipia iš viso į tokių tekstų kaip katekizmas arba pamokslai arba dar ko nors jų tą filosofinį turinį. Nėra kada dabar apie tai kalbėti, bet yra įspūdingiausių čia Dainoros surastų dalykų, kur, sakykime, tokia naujiesiams laikams labai būdingo empirizmo vadinamoji tabula rasa, siejama su Džono Loko vardu, bet pasižiūrėjau specialiai datas, nes mintinai nieko nemoku. Čia katekizme Jokūbo Morkūno lietuviškoj postiliai yra 90 metų anksčiau už Loką. Šita mintis čia išreikšta. Tai žinoma, čia klausimas ne apie tokį rekordą, kas pirmas, todėl kad šita mintis buvo nekartą išreikšta ir viduramžiais, bet daug svarbesnis yra kitas klausimas. Įsivaizduokime tokią LDK visuomenę, kur jeigu postilė vadinasi, čia žmonės apie tai sužino per pamokslus. Dabar jie sužino, kad sąmonė yra švari lenta, kurioje viskas rašoma, bet gimstant joje nėra nieko. Tai yra filosofijos buvimas vienoje ar kitoje vietoje. Ir čia mes aptinkam, kad kultūros istorijai tai esminį tokį faktą, kur apie tokius dalykus kalbama ir girdima, o kur iš viso nekalbama ir negirdima. Mano supratimu, tai tų filosofinių dalykų jų yra daug daugiau, aš dabar jau nevardinsiu, bet pavyzdžiui, čia yra pacituotas Volanas apie šitą nominalizmą susijusi su tą ženklo sampratą, apie kurį aš kalbu, ir vadinčiau jį tokiu ankstyvuoju renesansiniu semiotizmu, kai signum est rei signata signum. Ženklas yra ženklinamo daikto ženklas. Tai yra Volano pasakymas ir reikės jau Algirdo Juliaus Greimo ir kitų struktūralistų ir poststruktūralistų, kad galima būtų žengti dar vieną žingsnį ir pasakyti, kad ženklas yra ženklinamo ženklo ženklas. Ir tada jau atsidursime ženklų universume, kur iš viso apie daiktus negalima kalbėti, o tik tai apie ženklus, kurie nurodo į kitus ženklus. Tai tokia pati stichija ženkliška, kurioje mes dabar visi esame, ar mes semiotikai, ar mes nesemiotikai. Tai noriu tik pasakyti, kad kaip tik per protestantišką ženklo sampratą šitas dalykas pirmą kartą čia atsiveria. Na ir kiti filosofiniai dalykai. Pavyzdžiui, Džordžio Bendrato, kuris reikalauja, aiškinant Bibliją, nenaudoti filosofinės kalbos išteklių. Tai iš tikrųjų yra labai radikalus reikalavimas. Tai siejama knygoje su humanistų, aišku, Erasmo Rotterdamiečio ir kitų tas ad fontes principas, kuris istorikams iš viso labai artimas ir jie laimingi, kai girdi ad fontes. Bet čia ne tik tai yra. Yra dar vienas dalykas, čia yra atsiskirimas biblinio tikėjimo ir filosofinio žinojimo. Tai, kas sudarė viduramžiais tokį tvirtą pagrindą, tvirtą sintezę, kurio rėmėsi visas intelektualinis gyvenimas ir ne tik intelektualinis, bet ir religinis. Aristotelis buvo sulietas su Biblija visai ne juokais, sakom, substancinis virsmas, bet tai ne bibliniai žodžiai. Jeigu dabar pradedam pjauti tą filosofinę kalbą, nebeleidžiam kalbėti filosofiškai apie tikėjimo dalykus, tai šitie visi dalykai jau pasidaro nebeįmanomi. Ir čia yra tiesioginis irgi kelias toliau iki XIX amžiaus, iki Kierkegoro ir iki principo arba žinai, arba tiki. Arba.
Vadinasi, tai pasidaro jau alternatyvos. Tai matom, kad visais šitais atžvilgiais atsiveria kažkokie keliai, kurie turi tęsinius ir tokius radikalius tęsinius. Na, tai turbūt tiek. Begalinis ačiū profesoriau. Akivaizdu, kad Dainoros knyga jau turi dar vieną naują recenziją. Norėčiau gerbiamo Dariaus Kuolio paklausti, kaip tikrai plunksnos ir žodžio meistro, Oskaras Vaildas kažkuriai vietoje yra taip užrašęs, kad pasaulyje visos knygos, kurios kada nors buvo parašytos, skirstytinos tik į dvi grupės. Vienos, kurios yra parašytos, o kitos, kurios yra gerai parašytos. Ši Dainoros Pociūtės knyga, kuriai kategorijai priskirtume? Šita Dainoros knyga, kaip ir kitos yra gerai parašytos. Ir iš tikrųjų Lietuvos kultūrai, Lietuvos istorijai pasisekė, kad ji turi sulaukusi aistringų moterų, kurios su tokia aistra, stipria aistra ir išmanimu į praeitį žiūri. Aš čia polemizuočiau su kolega Rimvydu, kad iki Dainoros jau buvo pastangų išryškinti reformacijos asmenybės, jas aprašyti, dar tuo metu, kai Sovietijoje apie reformaciją, apie religinę problematiką išvis buvo sunku kalbėti. Ingė Lukšaitė kažkada yra parašiusi knygelę Radikalioji reformacijos kryptis Lietuvoje, kur irgi tenkėsi tą patį principą, pristatyti asmenybės. Aišku, ten tuo metu kukliau ir nebuvo įmanoma, nebuvo tų plačių horizontų europinių ir pasaulinių, bet Dainora iš esmės pratęsė tai, kas Ingės buvo daryta sovietmečiu ir paskui plėtota jau ir nepriklausomybės metais. Bet kas man atrodo čia labai svarbu? Labai svarbu tai, kad Dainora nesileido suvedžiojimą. Aš buvau turbūt pirmo akademinio Dainoros darbo skaitytojas. Vadovas. Taip, ir mėginau Dainorą suvedžiuoti katalikais. Ir siūliau tada ir Mikalojų Daukšą, ir Konstantiną Sirvydą, ir kitus katalikų autorius, aš buvo iš senosios literatūros, ir Dainora buvo pasirinkusi Konstantiną Sirvydą, jį interpretavo, jo darbo sampratą, tada mane stebino, kad tuos senosius tekstus, nes vis tiek tai sudėtingas skaitymas 17 amžiaus spaudinio, bet man suvedžioti nepavyko, nes Dainora greitai nuo katalikų persimetė į reformatus ir reformacija iš to labai daug laimėjo. Dainoros požiūris čia deklaruojamas, kad reformacijos istorija yra visų pirma asmenybių ir idėjų istorija. Aš manau, jis tinka ne tik Lietuvai. Ta Dainoros išlyga, kad kitur institucijos, Lietuvoje ne, vis dėlto reformacija yra tas unikalus reiškinys, kad ji remiasi asmenybėm, ar ne? Čia persona yra esmė reformacijos, nuo Liuterio. Apsisprendimas asmeniškas išganymo klausimų, Dievo klausimų ir tai yra vis tiek individualus maištas prieš institucijas. Neįmanoma reformacijos turbūt aptarti be asmenybių ir be asmenybių reiškiamų ginamų idėjų. Tai šiuo atveju gal ne tiek unikali ta Lietuvos reformacija būtų tuo požiūriu, aišku, institucijų mes neturėjom tokių. Bet toks požiūris tiktų turbūt ir visų kitų kraštų reformacijai, asmenybinis ir idėjinis. Kas man iš tikrųjų atrodo, kad daro Dainoros knygas geromis knygomis? Tas interesas, asmeninis interesas. Galima remtis hermeneutikos įvairiais principais, įvairiom teorijom, bet padaryti hermeneutiką labai nykią, žaisti pagal taisyklės. Jeigu nėra to asmenybinio dialogo su praeities autoriais, praeities asmenybėmis, ir čia jau yra vienoks ar kitoks tyrėjo asmenybinis požiūris. Ar yra to intereso, tos gyvybės
kad gyvybė atsirastų tuose seniai rašytose tekstuose, galima būtų įskelti dialogą su tais tekstais ar ne. Gali būti puikus metodologinis aparatas, bet tos knygos nėra gyvos, nėra tikrąja prasme geros. Tai Dainovos atveju yra vis dėlto išsaugomas labai gyvas interesas, yra tos aistros. Kalbinant praeities asmenybės, skaitant praeities tekstus ir čia vien filologinio išmanymo, kurio yra iš tikrųjų puikaus demonstruojamo čia, aš pritariu Arūnui, kad tai yra labai subtili filologinė tekstų interpretacija ir džiugu, kad mes šiandien Lietuvoje tokios interpretacijos turim, ją galim remtis ir tą interpretaciją būtent remdamiesi mes skaitome senuosius tekstus, kas yra sudėtinga, skaityti 19-20 amžiaus tekstus daug paprasčiau negu 16 amžiaus. Ir čia būtent tas Dainoros asmenybinis interesas leidžia mums pajust, mums skaitantiems atverti Lietuvą labai įdomu, slėpininga, aistringa, intelektualiai gyva, paėję, įdomią, polilogišką. Nes šiaip mes galim Lietuvos istoriją aprašinėti labai įvairiais būdais, preparuoti įvairiais skerspjūviais, bet jeigu neatrandam to gyvo ryšio, asmeninio ryšio su praeitimi, ta praeitis netampa šiandienos dalyvė. Tai Dainorai pavyksta 16 Lietuvos amžių įjungti į šiandienos gyvenimą ir nustebinti Arūną Sverdioną ir Ingridą Petrauską. Tai yra daug, ar ne? Dainorai yra tik literatė. Yra literatė, literatūros istorikė, kuri peržengia ribas. Įeina į istorijos sritį, į religijos istoriją, kultūros istoriją, idėjų istoriją, filosofijos istoriją taip pat kabina. Tai irgi yra tam tikra mokslinė drąsa, ko žmogui irgi labai reikia. Tam tikro mokslinio įžūlumo. Eit drąsiai į praeitį, šnekint tuos tekstus, juos provokuot, kad jie atsišauktų, kartais nebijant ir suklyst, šūktelt garsiau, bet to irgi reikia, kad tokių provokacijų, intelektualinių provokacijų praeičiai reikia, kad jinai prakalbėtų, kad ji kalbėtų. Kitas Dainoros didžiulis privalumas yra tie kontekstai, čia jau minėti kontekstai. Iš tikrųjų mes Lietuvą įrašom Dainoros darbais, tą įdomią, aistringą Lietuvą įrašom į vakarų pasaulį ir be menkavertiškumo jausmo. Pasirodo, ta keista Lietuva sugeba palaikyti įdomų dialogą su ryškiom vakarų asmenybėm ir institucijom ir tai yra gyva. Tai yra gyva, tas pokalbis, Lietuvos pokalbis su vakarais yra intelektualus, gyvas, įdomus, spalvingas ir čia dar irgi tik ne viskas išsemta, čia tik praverti plačiau vartai, dar čia daug įdomybių gali būti. Kas dar, man atrodo, labai svarbu, tai tas mezgamas tinklas. Tinklas Lietuvos kultūrinio gyvenimo reikšmių sąskambių, tų reikšmių ansamblių jungtis. Jos taiga Dainoros darbuose atsiranda ir pradeda skirtingos asmenybės, skirtingi tekstai tarpusavy jungtis į tokį rišlų kultūros audinį. Mūsų tyrimams kartais šito rišlumo pristinga. Mūsų asmenybės, faktai, tekstai dažnai nesukimpa tarpusavy. Tai Dainoros knygos yra geros dėl to, kad jos pilnos jungčių. Jos parodo tas jungtis, jos leidžia mums pasitikėti ir savo tradiciją, nes ji yra sodri, ji yra kaip audinys, kultūros gyvas audinys. Yra ten skylių, yra negalimų atmegzti ryšių, bet vis dėlto tos jungtis yra matomos iš Dainoros knygų. Ir čia dabar tik norėtųsi provokuoti toliau ir klausti Dainoros, kas toliau. Čia Arūnas siūlo jai eiti gilyn ir rūpintis tekstų leidimu dabar, maždaug kartot, ką Dainora darė po maištininkų katedrų, imtis dabar reikėtų ar Simono Budno, ar Volano religinių raštų leidimo, jeigu Arūno kryptim Dainora ryžtųsi eiti, man dar rūpėtų kitas
Kitas dar galimas ėjimas, tankint audinį, kiek dar be tų 8 asmenybių dar būtų ten ryškių. Kitas dalykas, labai norėtųsi to Lietuvos tokio tinklo konfesijų polilogų. Dabar kalba reformatai, čia yra tų taudų daug, bet kaip reformatai kalbasi su katalikais, su stačiatikiais. Mes dar nesam integravę stačiatikių unitų į savo tą kultūrinę panoramą Lietuvos. Ir Dainora būtų pajėgi tą tinklą megzti tokį tankesnį aplink reformaciją arba reformatų ir kitų konfesijų polilogo vaizdą mums kurti. Taip pat mes 17 amžių tik pradedam taip atradinėti. Čia Deimanto jau su Kristupu Radvila jau toks žingsnis žengtas svarbus, bet iš tikrųjų visi tie ryšiai 16 amžiaus eina į 17. Ir ten dar spalvingesni, dar įdomesni su įvairiais kataklizmais ir ten daug slėpinių. Tai mano klausimas būtų Dainorai, kas toliau? Kas toliau? Tai 25 metai, čia aš suprantu, galima taip apšilti kultūros istorijoje, bet paskui reikia imtis tikrai rimtų darbų. Ar dabar šitą klausimą Dainora bandys atsakyti? Nes šitas klausimas jis yra labai rimtas. Net ir gerbiama daktarė Žusinaitė Gedminė, kuri parašė pratarmę Dainoros darbų bibliografijoje, paskutinė eilutė pratarmėje yra fantastiškai suformuluota. Kad Dainora Pociūtė yra tyrėja, cituoju, mėgstanti iššūkius. Klausimas, koks sekantis iššūkis? Taip, aš prisimenu Maištininkų katedrų pristatymą ir man Arūnas irgi buvo suformulavęs tekstų leidimo programą. Dabar Dainora jūs turite išleisti Kulviečio tekstologijas, ten Radvilo, Juodo, kankinio programa, turiu pasakyti. Tai padariau tokius 2 tomus, išleidau to Lietuvos reformacijos paminklų 2 leidimus. Ir turiu pasakyti, kad tikrai teksto 16 amžiaus ištyrimas, išleidimas, jo komentarų, jeigu galime įvairiai leisti, bet jeigu mes norim jau leisti su smulkiais komentarais, su studija įvadinė, na tai iš tikrųjų yra prilygsta monografijos rašymui. Tekstologijos tokios Lietuvoje, aišku, tebereikia ir būtent va tokios religijotyros tekstologijos. Ir mano planas, jeigu dar kažką galėsiu, tai buvo pratęsti dar toliau tikėjimo išpažinimų tą serijos leidimą ir parengti ir Zacijaus tikėjimo išpažinimą ir Pacų ortodoksą didįjį konfesiją tikėjimo išpažinimus. Jeigu juos parengčiau, tai būtų gerai. Aišku, jie yra jau tokie ortodoksiškesni ir netokie iššūkiams atviri tekstai kaip Kulviečio Radvilo Juodoje, bet tradicijos įprasminimo jie yra labai svarbus. Tai vienas toks aspektas. O Dariaus pasiūlymai, tai čia yra iš viso jau tokie labai plataus masto leistis į unito ar stačiatikių santykius ir polemiką su ta vakarų krikščioniškąja tradicija. Vargu ar tai daryčiau, čia tikrai jau reikia kitų tyrinėtojų ir kitų pajėgų liesti stačiatikybės klausimus, bet man dar knietėtų ir labai norėčiau, man atrodo, su stačiatikiais tarp kitko dirba nemažai žmonių ir tikriausiai bus anksčiau ar vėliau ir Lenkijos istorikų tokių darbų pastaruoju metu yra daroma. Man labiausiai dabar įdomus yra iš tikrųjų ir tokie paslaptingiausiai ir įdomiausiai ir dar atrodo sunkiausiai tyrimi, nes mažiausiai dokumentuota, pati slapčiausia tokia religinė organizacija, šiaip ar taip net ne organizacija, o tam tikras pusiau slaptas tinklas, tai vis dėlto yra tie vadinamieji antitrinitoriai, kurie jokių būdų taip savęs nevadino, aišku, mes čia jiems pritaikome tokį mokslinį vardą, kurie yra tikrai skirtingi, tai yra asmenybių, tokios jau filosofinės tam tikros tradicijos ir jų vaidmuo būtent ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir visos rytų ir vidurio Europos tokios filosofinės tradicijos istorijoje. Tai mano tokie artimesnieji planai yra susiję su, tokiu nikodemistiniu antitrinitorių tinklo buvimu ir jo prasme ir reikšme, ne tik religijos, bet ir
filosofijos ir apskritai, tokios liberaliosios minties ir mokslo minties ir naujų tokių įvairių mokslo istorijos faktų atradimui. Tai artimiausi būtų planai tokie, bet aš šiaip labai iš tikrųjų norėčiau, kad šitas sritis, reformacijos tyrinėjimų sritis kažkaip labiau plėtotųsi ir gilintųsi. Lietuvoje aš norėčiau tokių tikrai platesnių tyrimų kontekstų, nes Lietuvoje mes turim labai daug šaltinių, labai daug įvairių aspektų, kuriuos galėtume gilinti ir man atrodo jau ir Europos mastu yra labai žvelgiama į Lietuvą ir į Lenkiją, ieškant čia ir naujų tyrėjų, ir naujų vardų. Ir labai apeliuoju ir laukiu iš tikrųjų iš jaunų žmonių susidomėjimo šitą sritimi, kuri yra labai reikalaujanti, galbūt mažai atsiranda, bet po truputėlį vis tiek viliuosi, kad jų rasis. Sunki dėl tų labai skirtingų kažkokių specifinių kompetencijų poreikio. Čia iš tikrųjų turi būti ir filologas, ir istorikas, ir religijotyrininkas, imantis tų 16 amžiaus religinių tekstų problemų. Tai aš manau, kad mes ir universitete, ir studijų prasme turėtume kažkaip taip bendrinti tas kompetencijas ir jas jungti, kad galėtume tokius specialistus rengtis ir turėti. Aš norėčiau atsakyti dar ir Dainorai, kad labai jie mane neteisingai suprato. Man visai nenorėčiau jos pastumti link tų begalinių tų raštų leidimų, nes man atrodo, kad beprasmiška leisti, jeigu nėra kam skaityti, o kasgi čia dabar skaitys, jeigu ne pati Dainora ir panašus į ją šitos dalykus. Tai man rodos, kad tas toks beprasmiškas editorializmas, kuris dabar pas mus labai paplitęs, kai ten leidžiama viskas, kas pakliuvo po ranka ir paskui nežinia, kam tai yra skirta ir kas ta, man atrodo, yra negeras dalykas, bet aš turiu omenyje, kad jinai kaip literatė, jinai kabina ir skaito tos tekstus turiningai. Tai man atrodo, kad greta to leidimo tokio daug svarbesnis dalykas yra tų tekstų skaitimas ir turininis jų svarstymas. Aš nesuspėjau to pasakyti, bet toksai sekantis uždavinys yra tokios savotiškos refleksijos uždavinys, tai yra kažkaip tai savęs pastatymas į tą patį horizontą, kaip veikalas yra parašytas ir mėginimas per save šitą viską prasukti, tą prasme, kad kiekvienoje interpretacijoje tai yra. Cinikas negali interpretuoti entuziastingų tekstų ir panašiai. Tai jis viską padaro cinišku, ar ne? Tai man atrodo, kad tolimesnė istorija po to, kaip aš įsivaizduoju tą tokį turininį teologijų daugiskaitoj tokį svarstymą, visą tai susijęs su atitinkama tekstų korpusos svarstymu ir taip pat ir su jų tokiu skaitimu, kuris įrašo į save ir patį skaitytoją. Ačiū, manau, šaunioji auditorija tikrai iš mūsų pašnekovo lūpų įtikėjo, kad Dainoros knyga yra labai gerai parašyta ir visos kitos knygos taip pat, bet ne tik pats tekstas gerai parašytas ir kaip gerbiamas Darius suformulavo, kad profesorė visose savo tekstuose sugeba megzti labai gražų kultūrinį audinį. Bet tuose tekstuose yra ir labai konceptualių apibendrinimų arba tezių, apie kurias jau užsiminė profesorius Rimvydas. Ir norėčiau pacituoti iš Dainoros naujausios monografijos vieną tezę ir paklausti profesoriaus Rimvydo, o tezė yra apie tą sankirtą. Lietuvos visuomenė dažnai gyvena epochų sankirtose ir demonstruoja savo istorijoje, kad labai nesugeba ir nemoka reformuotis įvairiose gyvenimo srityse. Ta sankirta 15-16 amžiaus profesorius Rimvydas Petrauskas kaip niekas kitas yra tos iki reformacinės Lietuvos žinovas. Profesorė Dainora rašo štai, cituoju: su reformacija Lietuvoje prasidėjo krikščioniškos minties ir vertybių refleksija.
Tezė labai aiški. Tik su reformacija prasidėjo. Kaip manytumėte, ar tai ne per daug drąsi tezė, tarsi nuvertinanti tą christianizacijos procesą, kuris koks ne koks, bet vis tiek vyko nuo Jogailos ir Vytauto laikų, prasidėjo. Ačiū už patį nepatogiausią klausimą, kuris galėjo būti užduotas šitą auditoriją, išskyrus tai, kur šitą knygą galima gauti. Šitas klausimas, tikiuosi bus išspręstas greitų būdų. Tai aš gal bent taip atsakyčiau. Mano dabar svarbu, kadangi jau visi čia dalyvavimas vyriškiai užduotas, nori užduotis ateičiai. Aš vienintelis likau, kad tos teisės ir ta teisė nepasinaudojęs, tai aš susiesiu galbūt šitą dalyką. Man iš tiesų dabar tokia, aš klausydamas šitos diskusijos ir pratęsdamas lanką pasakė ir galbūt konkretizuodamas Darius pasiūlymą ir pratęsdamas, ką pati tai vakar užsiminė. Mano bent jau pradžiai tokia svajonių nedidelė užduotis būtų surengti, pradžiai tokia nedidelė diskusija tarp Dainoros Puciūtės ir Liudo Jovaišos apie katalikų ir reformatų mąstyseną. Abu dirba Vilniaus universitete, abu rašo knygas, tiesa, Liudas ne toks produktyvus kaip Dainora, bet tikrai nemažiau kūrybingas, kaip aš jaučiu. Ir tai iš tiesų, man atrodo, kad iš tokių diskusijų mūsų tas konfesinis gyvenimas, ta krikščioniška mintis, apie kurią klausė Deimantas, bet negaliu iki galo atsakyti, kadangi jau čia virš mano kompetencijų ribų. Tai aš manau, kad iš jų dialogo galbūt ir galima pajudėti atsakant ir pajudant šiek tiek retoriškas Dainoros pasakymas, tai galbūt konkretizuoti ir parodyti tos krikščioniškos minties ir ištakas Lietuvoje ir tolesnę raidą labai įvairiomis kryptimis. Susitau, aš. Absoliučiai. Genialiai tiesiog. Skaitant šią profesorės Dainoros knygą apie tas visas asmenybės, dar į galvą štai ateina kokia mintis. Nežinau, tokį klausimą norėčiau galbūt gerbiam Dariui, galbūt pačiai Dainorai užduoti. Pastebiu tokį paradoksą ryškiausios mūsų reformacijos asmenybės. Abraomas Kulvietis, Mikalojus Radvilas Juodasis, na ir produktyviausias teksto autorius Andrius Volanas. Nei vienas iš jų nebuvo dvasininkai. Klausimą formuluočiau taip. Ar šitų trijų ryškiausių asmenybių atvejis įrodo galbūt protestantiškos istorijos ir teologijos tą vieną iš garsiausių dogmatinių tezių apie visuotinės kunigystės principą? Ar tai tiesiog yra lietuvių intelektualinės galios, kompetencijų ir pajėgumų 16 amžiuje išraiška? Man jau nepavyks kaip rimdrai dabar. Kad čia turbūt spėlionių dalykas, labai sunku atsakyti. Sąžininkai šitą klausimą reikėtų sėdėti ilgiau sėdėti, ilgiau svarstyti, man sudėtinga būtų atsakyti. Bet pasižiūrėkit, iš tikrųjų tie pasauliečiai intelektualai, kurie buvo arti religijos ar ne, arba jiems religiniai klausimai buvo egzistenciškai svarbus, yra nuveikę lietuvių kultūrai daug stiprių gražių dalykų. Net ir 20 amžiaus religinė poezija, pavyzdžiui, ar ne, ir Antanas Maceina, ir Kazys Bradūnas, o tiesa turime Maironę, bet Maironio religinė lyrika nėra taip įaugusi į mūsų kultūrą, kaip religinė lyrika Maceinos ar Bradūno. Tokia paradoksai. Tai tie pasauliečiai, kurie iš tikrųjų tiki, iš tikrųjų ieško, o tikėti tai yra abejoti ir ieškoti, tai šiuo atveju lietuvių kultūra, Lietuvos kultūra yra nuveikę labai daug. Tai 16 amžiuje mes tą matom, bet Dainora gal išmėginti atsakyti. Tai aš iš tikrųjų, kai kalbėjau apie mūsų reformacijos tas ištakas ir šaknis ir apie tai, kad jos yra asmenybinės, kalbėjau ir apie tai, kad ne iš religinės tradicijos mūsų reformacija ateina, o iš pasaulietinės asmenybių minties.
pasaulietinės paieškų. Čia mes neturime Lietuvoje daug konvertavusių kunigų į reformaciją, daug konvertavusių katalikybės hierarchų, kaip kitose šalyse, ar to sluoksnio tam tikro procento, ne iš tos vienuolynų ir vėlyvosios viduramžių katalikybės tradicijos pas mus reformacija vis dėlto, o iš tos pasaulietinės asmenybių, bajorų daugiausiai, bajorijos, viduriniojo sluoksnio, ieškojusio mokslo tradicijos. Tai būtent tokia yra ta reformacijos kilmė. Ji neturi tos religinės, teologinės tradicijos, religinės bažnytinės tradicijos šaknų. Ir būtent tas pasaulietiškumas, asmenybiškumas ir tas vidurinysis bajorijos sluoksnis ir suteikia tai mūsų reformacijos minčiai būtent tą pasaulietiškumo aspektą. Čia iš mano tų aprašytų žmonių, tai faktiškai su bažnyčios istorija, bažnyčios tradicija, hierarchija ar eiliniais kunigais yra vienintelizacijų susijęs. Visi kiti žmonės yra absoliučiai pasauliečiai. Jie net ne teologiją, kai kurie yra studijavę, kad ir vakaruose studijavo. Dauguma jų net ne teologiją studijavo. Nei Kulvietis nestudijavo teologijos, faktiškai nei Gonezijus nestudijavo teologijos, nei visi kiti, nei kalbant apie Biendratą. Apskritai yra čia toks įdomus, ypač žiūrint į antitrinitorius, ten išvis nėra teologiją studijavusių žmonių. Visi jie yra atėję arba iš teisės, arba iš laisvųjų menų tradicijos į religinės refleksijos tradiciją. Tai būtent tą aš ir norėjau parodyti, kad tai yra jau, tikrai toks tas humanistinės pasaulietinės kultūros čia toksai lūžis tam tikras įvykstantis su reformacija. Ta raudona spalva, kurios mes pradžioje taip iki galo ir nesakėm, nors Dainora pasakė, kad Simono Būdno knygą pamatė raudoną ir jai, bet jinai pati nežinodama taip šauniai susėjo tą spalvą, nes raudona spalva yra reformacijos spalva. Kai 1667 metais vienas Saksonijos kunigaikštis pradėjo švęsti tą dieną, paėmė tą spalvą kaip reformacijos spalvą. Tai yra visų kankinių, kurie padėjo galvas dėl krikščioniškos minties gynimo istorijoje, reiškia tarsi spalva. Ir tos nematomos tikrovės šviesos mums visiems tikrai tik daugės, nes šiandien visi gavo daug uždavinių ir Dainora, net ir gerbiamas rektorius. Prašau. Tai iš tiesų nesinori čia taip kažkaip dabar užbaigti renginio, norėtųsi jį pratęsti ir tikiuosi, kad mes pabendrausime visi dar persikėlę kviečiu visus į istorikų kavinę. Tačiau vis tiek tardama dar tokį papildomą žodį, norėčiau labai daug kam padėkoti už buvimą kartu visus tuos metus, už darbus, kuriuos man padėjo kai kurie žmonės padaryti. Ir visų pirma, aišku, kaip ten bebūtų mūsų universitetas, jėzuitų įkurtas, kontrreformacijos pasiekmė, kontrreformacija reformacijos pasiekmė, bet tikrai šiandieną mūsų universitetas yra puikus tuo, kad mes tikrai kaip niekada galbūt laisvai, savarankiškai ir, sakyčiau, įdomiai galime tirti įvairias temas. Dar pradėdama savo mokslinę veikalą, dar rašydama disertaciją, kai turėjau iš viso 24-25 metus, niekur negalėjau išvažiuoti, iš tikrųjų, ir disertacija apie giesmes, ieškodama ją iš šaltinių, tai dar galėjau nuvažiuoti tik iki Maskvos, kurioje vis dėlto tai buvo jau ir nepriklausomybės metai, bet vis tiek mes beveik neturėjom galimybių niekur išvažiuoti ir pasinaudoti jokiais kitais šaltiniais. Ir tada, ieškodama įvairių šaltinių, važiavau net į Maskvos biblioteką. Ir kaip vis dėlto per tuos 25 metus, pasikeitė, tą turim pripažinti ir džiaugtis tuo, ir aš pati tuo labai džiaugiuosi. Vis dėlto mūsų galimybės, mūsų universitetas, mūsų mokslas, tikrai, tai ir mano tas 25 metų darbas sutampa ir su Lietuvos
galima beveik sakyti, tos nepriklausomybės laikotarpiu ir matau, kaip tai buvo pradžioje ir kokios galimybės yra dabar. Tai tikrai džiugu, kad mes visomis jomis dabar galime tikrai labai plačiai universitetą naudotis. Tai už tai noriu padėkoti mums visiems, visai universiteto bendruomeniai, kad mes vis tiek esame tokie, jau laisvos dvasios žmonės, esame bendruomenė, polemizuojanti, besiginčianti, bet suprantanti ir remianti vieni kitų tyrimus ir suprantanti, kad vis dėlto mokslo tyrimų raida čia yra mūsų pagrindinė ašis, kaip Zenonas sako, ašinis tas ir laikas ir erdvė, apie kurią mes sukamės, ir tai yra tikrai labai puiku. O kalbant apie leidinius, šiandieną dar norėčiau padėkoti mūsų katedros administratoriai, Birutei Gudelienei, kuri kažkur pasislėpusi tikriausiai yra. Tai jos idėja buvo. Aš norėjau tai pristatyti tik knygą ir išleisti knygą. Mano buvo toks tikslas reformacijos metus pažymėti. Bet Birutė sugalvojo, kad reikia ir parodos, ir reikia ir bibliografijos, ir ėmėsi entuziastingai padėti man tai įgyvendinti ir padaryti. Ačiū Birutai, ačiū bibliotekos darbuotojams visoms, kurios tikrai pildė ir be mano prašymo aš net jų nemačiau ir su jomis nesusitikau, su moterimis, merginomis, kurios čia pririnko, papildė įvairių bibliografijos smulkmenų, įvairių iškarpų rado iš laikraščių, žurnalų ir taip toliau. Tai tikrai, nuostabus dalykas jausti tą bendruomenę kartu, būti joje ir, čia jau turėti rezultatą, man čia buvo dovana. Čia tikrai buvo didelė dovana, čia tikrai ne mano nuopelnas. Ačiū bibliotekai labai, kuri irgi bendradarbiauja visada, organizavo parodą. Snieguolė Misiūnienė yra nuostabi parodų organizatorė. Aš buvau pasakiusi, kad tikrai gal kai turėsim ten kažkiek dar keliasdešimt metų į priekį, tada galėsiu parodą organizuoti. Bet Snieguolė sakė, kad man nieko nereiks daryti ir tada jau jinai pati viską padarys ir tikrai taip ir padarė. Tai, labai dėkoju už tuos tikrai tokius, tas iniciatyvas, kurios man galbūt nesmagu dėl jų kai kurių, man atrodo, kad galbūt jų nereikėjo, bet dabar jos yra man tikrai malonės ir gražios. Taip pat ir leidyklai, ir leidyklos direktoriui, gerbiamui Jonui Vėgėliai, kuris su viskuo sutiko, ką tik aš jau tenais prašiau dėl knygos vardan ir kokias ten iliustracijas įdėti ir kokią spalvą parinkti ir kokį šriftą ir visą kitą. Jis labai manęs visko klausė, daug pavyzdžių pateikė, rodė ir tikrai labai ačiū, kad leidykla pasistengė išleisti tą knygą. Tai mano pirma knyga Vilniaus universiteto leidykloje, ir norėjau, kad ji būtų būtent Vilniaus universiteto leidykloje. Labai linkiu, kad visi mes leistume knygas Vilniaus universiteto leidykloje, norėčiau to ir tikiuosi, kad taip ateityje kuo labiau ir bus. Tai jeigu kam nors nepadėkojau, dar padėkosiu. Manau, kad šį vakarą dar pratęsime. Labai ačiū visiems ir iki susitikimų, pašnekesių. Ačiū už dalyvavimą vakare.